Sveiki visi, su jumis šiandien aš Juksas ir šiandien mes žaisime Farming Simulator 22. Ir mes žaisime nepaprastą serverį, o tą serverį, kur aš jau žaidžiau. Jo, tą aš jau žaidžiau ir čia mano serveris, kur aš darau kolūkį. Nu kaip kolūkį, nu jo, iš tikrųjų kolūkį. Jeigu norėtumėt, kad aš kelčiau šito pasaulio epizodus, galit rašykit komentaruose, va. Kas norėtų. Tada aš suprasiu. Ir aš turbūt, ir gal kitą video, aš turbūt įkelsiu su Blockmaster, Farming Simulator. Bet o gal ir ne, kas čia žino. Tai va. Sakiau, kad kitas bus apie, arba žinot ką, atsimenat, kai sakiau jum apie tą worldą, kur, pasaulį, kur yra tas Farming Simulator, su kuriuo, apie tą, kur praeitus video kalbėjau. Tai apie tuos videkus, apie tą videką, tai aš paskui įkelsiu turbūt. Kai turėsiu. Žinot, kai įkelsiu tą videką, jei po šito videko susirinks 5 laikai. Gerai, jeigu susirenka 5 laikai, aš iš karto einu filmuoti kito video, kuris bus su pratęsimu. Su nauju pasauliu. Ir kaip čia pasakius, paprastai su kitu pasauliu jisai bus daug įdomesnis. Tai va. Nes todėl, kad mano kanalas švytėtų. Tai va. Jei surinksite 5 laikus, aš nufilmuosiu naują video su nauju serveriu, kur norėjau parodyti ir įkelti videką. Jo, tai va. Ir lauksiu, kol jūs surinksit. Tai va. Tai laukiu, kol surinksite po šito videko 5 laikus. Tai va. Tikiuosi, kad surinksit. Ok, mes dabar važiuojam. Dabar mums reikės iškrauti šitą daiktą. Mes, manau, nukulsim, dar kažką padarysim. Manau, kad videkas bus gal biškį ilgesnis. Atsiprašau, jei bus ilgas videkas. Paprastai galėsit skipinti. Ir viskas, bet nepamirškit, turit prenumeruoti būtinai, bet ir laikinti, jei norit, kad įkelčiau su tuo veikėju, kur jisai, nespoilerinsiu, bet kur įkelsiu naują ir jis bus labai įdomus, patikėkit. Aš manau, kad jis bus įdomus, nes man tai patinka. Čia bus istorija apie vaikiną, kuris atvažiavo į miestelį, tai nelabai miestelis, bet į vietą, kur jisai yra ūkininkas, jisai neturi nei cento kišenį, gal turi kelis centus kišenį, bet nedaug. Tai va. O viskas, man rodos, prisileido grūdai. Dabar galim važiuoti toliau. Tai va, apie tokį vaikiną. Ir mes turėsime su juo išgyventi labai ilgai. Paprastai pasidaryti į milijonierius. Tai va. Jei pavyks, tai bus žiauriai gerai. Jei nepavyks, tai nelabai gerai, bet nesvarbu. Tai va. Mes, manau, pabaigsim šitą dalyką. Tai va, jeigu jūs tikrai norėtumėt šitą video, kad būtų tokio pasaulio
ir kad aš daryčiau kolūkį, ne iš naujo, ant šito, bet jeigu norite ir iš naujo, tai rašykit komentaruose. Bet jeigu nori dabar, kur yra, nes dar prisivaryti technikos, patys suprantat. Tai va, tokie reikalai. Tai svarbu jums paprastai komentuoti ir išreikšti savo nuomonę, ką jūs norėtumėte. Ir aš būtinai paskaitysiu jūsų komentarus ir padarysiu. Aš mačiau komentarą, kur prašė hardcore, gerai, bus hardcore, bet manau, kad negreitai, nes aš manau, kai aš nužudysiu Ender drakoną savo Minecrafto tame pasaulyje, tada pradėsiu hardcore pasaulį ir tada bus įdomu, aš manau, ypač baisu mirti, bet aš pasistengsiu nemirti. Tai va, labai stengsiuos nemirti. Tai va, o dabar mes kuliam grūdus, kalbamės. Tai va. Man patinka, žinot, man patinka Farming Simulator, tas žaidimas, nes jis visai geras, įdomus, jeigu neturi ką veikti, gali ateiti, gali grūdus nukulti, gali pasėti. Čia paprastai vežinėtis ir viskas, bet su didelė technika. Ypač dar reikia žinoti, kada sodinti, kada kulti, nes patys matot, august, september yra, august, september. Tai va, yra tokių dalykų. Tai va. O aš turiu dabar nusipirkęs, čia yra rusiškas kolchozas, aišku, nebūtinai rusiška technika, šitas traktorius, kur ten yra, jisai yra žalias, o žalias, aš nežinau, iš kur jisai yra, bet ne rusiškas. Rusiškas spalva yra mėlyna, nei tai gal ir rusiška, bet ten dar vieną turiu raudoną traktorių, tai ten nėra rusiškas. Ne, rusiška gamyba, bet iš ta šalis perpirko ir parduoda, tai va. Galim skaityti kaip ir tos šalies, bet vis tiek, aš manau, dauguma žino, kad vis tiek tai rusai sugalvojo ir padarė tuos traktorius. Įdomus faktas, netgi dabar gamina tuos traktorius. Aišku, dabar tokių senų kombainų nebedaro, bet daro tokius traktorius kaip Belarusas. Jo. Tai va, iš tikrųjų yra išsilaikęs tas rusiškas traktorius, jisai gaminamas Belarusijai. Tai va, jisai gaminamas Belarusijai. Tai va. Visai geras šis geimas yra, bet sakau, iš tikrųjų geras geimas. Bet yra ir kelios irgi pretenzijos, kodėl gali būti blogas, kad labai ilgas šitas geimas. Labai dideli laukai, reikia ilgai važinėtis. Man tik tai ir yra. Bet iš tikrųjų, man labai patinka grafikos. Paskui kaip pamiršau, iš šitą, Čia matai, darbuotojas negali pravažiuoti dėl tuo Uralo. Čia nežinau, kaip jis vadins, plačiai jis vadinasi Lizard 6567. Tai va, Lizard, toksai Lizard, va. Pratęsiam mūsų kombainą. Pradedam kulti grūdus, pratęsiam kulti grūdus, neteisingai pasakiau, atsiprašau, pratęsiam kulti grūdus, tai va. Čia yra mapa, galim papypinti, bet beveik nieks nesigirdi dėl tos pypinės. Ta pypinė beveik. Tai va. Gerai, žiūram. Geras kombainas. Tikrai. Yra vienas toksai minusas šito kombaino. Jis buvo, tas kombainas buvo
sovietmečiu. Nu, tipo, kolūkis. Aš gal jums neįdomu šitie faktai, bet, nu, paprastai sakau, kad jie buvo gaminami labai daug ir paprastai labai daug rinko. O paskui atsirado kiti geresni kombainai. Irgi sovietmečiu. Nu, tipo, kaip Don, Jenisėjai, nu čia jau senesni, bet Don, va šitas tas kombainas, jisai ir didelis geras. Nu, bet vis tiek nebelabai. Nyva jau labai sunkiai iš tikrųjų besurasti. Tai va. Aš žinau miestelį yra Nyva tokia. Mano miestelį. Yra Nyva tokia. Aišku, senesnė, jinai jau nebevažiuoja, bet vis tiek yra, visgi yra. Tai va. Dabar laukiam, kol grūdai. Ir dar pažiūrėkite į laiką. Atsiprašau, biškiuką. O, gerai, nesvarbu. Pažiūrėkite į laiką ten viršui, kur pinigai. 19.2.08. Jau tikrai daug valandų. Tai va. Bam. Mes važiuojam su kombainu. Taip pat nepamirškit prenumeruoti Blogmasterį, mano pusbrolį. Jis geras youtuberis, labai geras. Tai va. Tai va, bum, važiuojam. Atsiprašau, labai atsiprašau, palaukite biškiuką. Aš padėsiu darbuotoją, kad jisai dirbtų, prašau, palaukit biškį. Aha. Eik tu sau. Kaip tas darbuotojas blogai padirbo. Jis labai nemoka dirbti su kombainu. Aš manau, jūs patys matėt per video. Tai va. Ne, nu bet mes šiaip tai baiginėjam jau. Tai jau man. Dar keli kartai ir baigsim iš vis jau. Haha.
Kada, manau, videokas pasibaigs. Jo. Nes man reikės eit miegot, padaryti. Nes dabar yra kažkiek ten valandų. Va, dabar yra. Jeigu kas, nesakykit, kad aš taip anksti einu miegoti. Arba vėlai. Aš maišaus visada. Ar anksti ar vėlai? Vėliau. Tai paskui. O anksti. Taip ir po to. Ei, aš susimaišau. Nepykit, draugai, bet aš susimaišau. Nepykit, draugai. Buma. Tas traktorius, tai jis, manau, ilgai čia važinės toj dirvai. Reikės dar ir kitam duoti ką paveikti iš tikrųjų, dabar netgi galėčiau. Va, atsimenat mano senesnius video? Atsimenat manau, kaip žaidžiau sprankį, paskui dar paskui Lego. Aš Lego aš kažkada nufilmuosiu Lego. Parodysiu mašiną tokią. Nufilmuosiu Lego. Manau, kad neįsivaizduoju, kada nufilmuosiu Lego. Bet aš manau tikrai filmuosiu, nes aš jau labai seniai befilmuojau. Atsimenat pirmą video sala iš Lego. O ten tai geras daiktas. Aš manau visai nieko, bet dabar dėja, jis netoks jau ir populiarus. Tai va. Ai. Jo, nesvarbu. Dabar važiuojam. Kombainas Nivo SK5. Atsiprašau, aš biškį dabar rusiškai pakalbėjau, bet, tipo. Aš moku rusiškai, bet, aš moku rusiškai, Tai jau. Moku rusų, bet, gerai, moku rusų, va. Bet aš nelabai daug išmanau ką apie Rusiją. Taip paprastai, man patinka, man istorija patinka, man istorija tikrai labai patinka. Man labai istorija patinka, apie visokius Gediminus. Taip apie seną, man nesvarbu, tai apie Vokietiją, apie Lietuvą, apie Sovietų sąjungą, dar apie Ameriką, bet man paprastai įdomu, tai va. O dabar yra naktis, kuom galiu nepasigirti. Tipo per Farming Simulator, va. Atsiprašau, kad pasakiau tipo žodį. Tai va. Labai naktį fainiai atrodo, taip va. Pats pažiūrėkit, kaip fainiai atrodo. Naktį, va, iš vidaus kabinos, kaip fainiai. Sėdynės. Opa. Liko tik įlipti į kombainą. Ir atversti dūdą. Aš vadinu dūdą. Šalia kelio dūdą. Trimitas.
Ne, nu čia iš tikrųjų yra. O, pilasi reiškia. Gerai, kad pilasi. Man rodos, kad čia jau pilnas bus. Jo, blogai tada, blogai. Nu, negerai, tikrai. Nu, aišku, gal ir biški gerai, turėsiu daug grūdų. Nu, tipo, gerai, kad turėsiu daug grūdų, bet paprastai vežti daug kartų reikės, bet nuvešiu. Man tai nesunku. Taip pat taip, aš dar nukulsiu tuos, vat, likučius. Paskui nuvešiu. Ir manau, nu, galėsim baigti video. Irgi. Noriu pasakyti vieną dalyką. Prenumeruokite Blockmasterį ir Nujuksą. Bum, bam. Va, pagaliau. Netgi naktis atėjo. Eik tu savo. Nu, na va, net naktis atėjo. Dabar beliko grūdus važiuoti. Oba. Ką darom, tai tik nuvežam grūdus, padedam. Ir manau, kad videkas labai, nu, tipo, nu, kaip visada, netoks ir ilgas gavus. Na, kiek, 15. Gal ir daugiau. Nu, aš nežinau, nu, tipo, paprastai, man kažkaip stengiuosi ne daugiau kaip 15 minučių. Kartais, aišku, galiu 15. Daugiau. Bet manau, gal greit viskas pasikeis. Nu, manau, kad tipo, gausiu po 20 filmuoti. Nes kažkaip labai jau greitai praeina tie 15 minučių, ar ne taip. Bet aš nesu toks įžymus youtuberis. Tai gal užtenka ir 15 minučių, tipo, nufilmuoti man ir viskas, nes, nu, tipo, paprastai aš nesu toks įžymus, aš manau, mane daug žmonių nežiūri. Va kiek pas manęs dabar yra prenumeratorių? 33, man rodos. Tai va, tai čia visai, kaip, nu, jeigu padaryti taip, 33 draugai, visai daug, ar ne taip? Aš manau, kad visai daug. Draugai. Tai jau. Na va, jūs norėtume turėti 33 draugus. Aš manau, kad jo. O aš ir turiu, tai jūs esat mano draugai. Draugai esat, kurie prenumeruojat mano kanalą. Tai va. Gerai. Tikiuosi, kad toliau aš turėsiu daugiau draugų. Daugiau ir dar daugiau draugų. Na, aš čia kaip ir labai jau taip akivaizdžiai pasakiau draugų. Nu, tipo, aš taip neturiu draugų. Aš turiu draugų. Aš daug turiu draugų, bet nu, paprastai. O, ką tipo left? Right ir left. Ir right ir left. Nu, right reikia. Nu, nes aš va taip atvažiuoti turbūt varys. Oba, grūdai. Kaip mašina keliasi. Na štai, iš to lauko. Kiek čia, kaip manot, kiek čia grūdų? Na va, aš pats nežinau. Skaičiuoti turbūt reikia, bet ką pasakysiu, čia vištos yra. Čia mano šiaip tai namelis, va. Čia garažas, aš žiūrėjau, buvau viską, bet dar nelabai stačiau. Tai va. Ką dar turiu, tai ai va, tai apie tai, tą traktorių aš ir kalbėjau, va, kur sakiau raudonas. Tame videkė. Paskui čia ZIL 131, kuris veža dizelį, jame yra 5450, jo, 15 litrų. Va.
Nu, normaliai. Užteks mano kolūkiui trumpam užteks, nes nereikia pirmam daug. Čia paprastai veš man degalus. Kaip tik mano jau kažkam čia baigėsi. Šitas traktorius be darbas tuovi šiaip tai. Va, kam čia reikėtų dyzelio? Va, kombainai man rodos. Nu, kombainai. Oi, kombainai rimtai reikėtų. Nu va, turėtų būti, gal pažiūrėt. Paskui mano darbininkui, gerajam traktoriui, kuris čia dirbo, irgi. Na, dyzelis irgi iš tikrųjų pusę va, taip padaryti reikia, va. Irgi. Jisai yra sulaužytas, aš jį pirkau už akciją. Pala, gal dar kažko akcijų yra. Gal šitą mes į Ferguson nusipirkti, mano fermai. Nu, visai pigiai parduoda, žiūrėkit, tik už 21 000. Gal perkam, nu, tipo, padėti galės kažko vežti, nes aš paskui tokios geros kainos nesulauksiu. Ypač tai, kad čia tik tu šitą mėnesį. Nu, tai va, nu, aš galvosiu. Nu, bet aš manau, aš nepirksiu. Dėja. Tai va, biški, manau, kad nepirksiu. Na, gerai. Atsiprašau. Nu, tipo, garsiai labai aš gerai. Na, gerai. O šiandien su jumis buvau aš, Juksas. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirškite subscribinti, prenumeruoti. Ir būtinai rašyti komentarus, ką jūs norėtumėt. Ir primenu, 5 laikai ir nufilmuoju tą nu, tipo, kitą worldą, kur ten bus dar įdomesnė, ten bus istorija. Na, o tikrai, su jumis buvo Juksas, prenumeruokit, dėkit laikus, komentuokit. Ačiū, kad žiūrėjote šį video ir viso gero. Ir labanakt. Nes pas manis čia va kiek valandų. Nu gerai, viso gero.